Atvykau į patį Lenkijos pakraštį. Yra toks įdomus miestelis. Lietuviškai jisai vadinasi Svinemundi. Lenkiškai Svinauscija. Pasivaikščiosiu po jį, pažiūrėsiu, kasgi čia gražaus, nes vienas lankomiausių Lenkijos kurortų yra šis Svinamundi ar Svinausija. Norisi padaryti apžvalgą ir jeigu man patiks, kodėlgi sezono metu neatvažiavus. Juolab, kad važiuoja traukinys iš Suvalkų į šį miestelį. Tai vienas ilgiausių maršrutų Lenkijoje. Traukinys ilgai važiuoja, 12 valandų, aš su juo grįšiu atgal į Suvalkus. Tiesioginis traukinys, labai patogu. Miestas įsikūręs prie Baltijos jūros. Yra didelis keltų terminalas. Keltai plaukia į Daniją, į Švediją ir nori padaryti jungtį su Klaipėda. Miestelis visada priklausė Vokietijai ir tik po karo 45 metais jis perduotas Lenkijai. Šis pastatas vadinasi Angelo fortas. Karinis fortas, 19 amžiaus statinys. Viduje yra kavinė. Taip pat užeiti, apžiūrėti vidų yra mokama. Kainuoja 24 zlotai. Nusilipti į viršų nepavyks. Draudžiama. Jei negalima į viršų užlipti, tai tuomet nėra verta ir į vidų įeiti ir mokėti dar 24 zlotus. Šiame mieste taip pat yra pats aukščiausias Lenkijoje švyturys, petis anoje pusėje ir norint patekti reikia keltu persikelti. Daug tų tvirtinimų yra, mačiau, kad toliau taip pat kažkokie yra statiniai, senoviniai tokie. Nusipirkau bilietą, 24 zlotai kainuoja. Yra įvairių karinės technikos eksponatų, minos kokios jos didelės buvo, torpedos. Bet štai kokia didelė torpeda, rusų torpeda, po karo sukurta, mirties įrankiai. Aš jais per daug nesižaviu. Radio ryšininkai. Manekenas tai gražias parenka. Galima užeiti į patalpas. Kažkada čia gyveno kareiviai. Yra netgi toks kaip pečius. Tai jeigu šildomos patalpos buvo, tikrai čia buvo tada kareivių gyvenamos patalpos. Na gerai, kad turiu prožektorių. Galima pasivaikščioti, bet gana šlapia vidui. Užsidega lempa, kaip prieini, bet pakankamai drėgna ir šalta čia viduje. Galima į antrą aukštą užsilipti. Daug karinės technikos. Ant stogo galima užsilipti. Čia stovėjo pabūklas pagrindinis, 44 metų nuotrauka. Vokiečių artileristai. Dažnai girdžiu žmonės kalbant vokiškai. Na tai nenuostabu, nes Vokietija vos už kelių kilometrų nuo čia. Stipriai buvo šitas fortas apsaugotas, o dabar jis jau neturi jokios prasmės, jokios paskirties, tik turistam aplankyti ir susipažinti su istorija. Ir šioje vietoje 38 metų vokiečių baterija. Kaip faina, va, šuniukus leidžia kartu ateiti, savo paleidžia ir nieko, gerai viskas. Balistinė raketa, kuri vadinasi R11. 10 metrų ilgio. 55 metų sukūrimo. Tai nenuostabu, kad
turbūt dar iššauna ir į Ukrainą. Visai gali būti. Atvykau štai prie tokio apžvalgos bokšto. Jisai prie pat jūros. Bet kiek matau, jis uždarytas, labai gaila. Kažkai kodėl. Gal tik sezono metu būna atidarytas. Būtų labai gražu pasižiūrėti iš viršaus, nes čia yra uosto vartai, per kur įplaukia laivai. Idėja gera su tuo bokštu, bet turbūt veikia tik tais vasarą. Gal dėl kokio vėjo, dar dėl kažko uždaroma žiemą. Kaip įdomiai bangos, štai susikerta viena į vieną pusę, kitos į kitą. Ir galima tokia pakrantė pasivaikščioti akmenuota. Yra toks takas nutiestas vandeniu ir gale to tako kažkoks malūnas. Daug žmonių eina ir aš pažiūrėti. Labai vėjuota šioje vietoje. Net pro akinius prapučia ir ašaros iš akių trykšta. Bet vieta tikrai graži. Tas malūnas butaforinis, toksai kaip traukos objektas, žmonių traukos. Na ir daug tikrai žmonių ateina nusifotografuoti ir aš tą padariau. Bet toks didelis vėjas, kad atrodo nuneš nuo šitų akmenų mane. Ši pagrindinė gatvė driekiasi palei pajūrį. Jeigu taip vis nusukus į šoną, tai čia koks 100–150 metrų ir visur jau paplūdimys. Na ir matosi, štai ten paplūdimys jau yra. Ir čia galima iš paplūdimio atėjus iš karto užeit kažkur pavalgyti, atsigerti. Viskas vietoje. Patinka man šis miestelis. Tikrai vertas dėmesio, turbūt bus vasaros metu atvažiuoti. Na ir štai kokie yra menininkai, kaip jie, pavyzdžiui, vienodai gali įsėdėti, net nemirksėdami. Šiek tiek vos siūbuoja, bet vėjas didelis, tai gal dėl to. Pamačiau, kaip išpjaustyta iš visokių daržovių. To robi pani takie coś, ale nie takie o. A to robimy słupki zapałki tym urządzeniem, tak? Aha, tym. Tak. Robimy słupki zapałki. Miestas išpuoštas, daug gražių visokių yra objektų. Kas man patinka, kad visa šią gatvę einant beveik daug kur yra suoliukai. Ir labai daug kur yra va, tokie kai skėčiai. Aš nežinau jų paskirties, turbūt čia jie gal vasarą nuo saulės apsisaugoti. Kaip kur yra uždengti, kaip kur neuždengti. Nežinau, kas čia yra. Nes, pavyzdžiui, va, po jais net nėra suoliukų, tai žmonės neateis, nestovės po jais. Turėtų čia būti kažkur, kur suoliukai. Nu, va, pavyzdžiui, kaip šis, tai labai gerai. Ir pavėsis. Aišku, nuo lietaus netinka apsisaugoti, nes jie kažkokie skylėti. Tai va, įdomi jų paskirtis. Tokie čia kaip augalai, šakos. Tai kažkas tokio ir skirta vėsinimui. Ar jos drėgmę sugeria, ar gerai čia drėgmė laikosi viduj. Aplinkui yra suoliukai. Na ir vasarą turbūt tikrai kažkokia gaiva gali nuo jų atsiduoti. Užeisiu į paplūdimį. Kažkur netoli jau turi būti siena su Vokietija. Man visada patinka, kada eini
Toks kalniukas būna ir už to kalniuko atsiveria jūra. Nuo vaikystės tą jausmą atsimenu, kada tėvai nusiveždavo į Klaipėdą. Vasarą turbūt neprireikė trintis nugaromis ar ten alkūnėmis stumdytis dėl vietos, nes čia vietos labai daug. Priėjau teritorinę Lenkijos Vokietijos sieną, išlikusi netgi yra tokia tvora. Įdomu, kokia čia buvo sienos kontrolė dar, kada Lenkija nebuvo Šengeno zonoje. Turėjo būti kažkokie didesni aptvėrimai greičiausia. Na, vis dėlto labai gerai, kad nėra sienų, šalys Europos be sienų, galima sakyti. Norėtųsi, kad visas pasaulis toks būtų draugiškas ir atviras visiems be jokių vizų. Žmonės, kur norėtų, ten keliautų, taip kaip mūsų tolimi protėviai nukeliavo po visą pasaulį. Ir nebuvo jokių sienų, nes nebuvo kam jų net statyti dar. Net į Ameriką nuėjo iš Sibiro. Pasienio zona buvusi. Čia turėjo būti viena tvora, toliau turėjo būti tas laukas suartas ir kita tvora. Kelios tvoros yra, eilės tvorų. Nenaikinamos jos, ką žinai, kaip pasaulyje kas gali pasisukti, gal prireiks, kad ateityje vėl atkurti tas tikrasias sienas, tokia su apsauga. Panašu, kad ir apvaikščiau tokias pagrindinės vietas. Dabar einu tokių nuostabių pušynų. Tikrai yra gražių vietų. Aišku, tik tais pagrindinę gatvę aš perėjau, nes pats miestelis apie 40 000 gyventojų, taip kad yra dar ir kitoj upės pusėj nemažai to miesto, bet šiandien aš visko vis tiek nespėčiau, o rytoj man kelionė iš čia į Suvalkus. Sekantis rytas ir aš atėjau prie krantinės. Man dabar reikalingas keltas persikelt į kitą upės pusę. Matau, keltas atvykęs, reikia paskubėti. Traukinys tai dar po valandos laiko tik išvažiuoja, bet noriu anksčiau būti stotyje, pasivaikščioti, apžiūrėti, kokia ten ta stotis. Panašus keltas kaip ir Klaipėdoje. Tik atplaukus iš karto yra geležinkelio stotis. Matau, traukinys jau stovi. Užeisiu iš pradžių į stotį, noriu apžiūrėti, kokia stotis. Tai tokia stotis, nedidelė, paprasta, bet geriau turėti tokią, negu iš vis jokios. Iš antro perono išvažiuoja traukinys. Galima eiti link traukinio. Manau, kad bus galima jau įlipti ir palaukti kelionės pradžios viduje vagone. Prašė vienas vyrukas pinigų ant bilieto. Sakau, neturiu pinigų pas mane, kortelė, nors aš jau turiu, bet šiaip sau pasakiau. Kokį, galvoju, jo prašymai bus toliau, tai sako, gal gali nupirkti bilietą, 20 zlotų kainuoja. O triukas yra toks, kad nupirksi bilietą ir jis paskui tą bilietą nuneš priduos. Gaus ten šiek tiek gal mažiau, 18 zlotų, bet vis tiek bus iš tavęs tik tokiu būdu išvilioti pinigai, niekur jam važiuoti nereikia čia. Pirma klasė geltono, tokia juosta pažymėta, antra žalia būna, raudona būna baras. Mano vagonas 15 ir bilietas man kainavo už 12 valandų kelionę. Nuvažiuosiu 1000 kilometrų, apytiksliai 1020 eurų, 82 zlotai. 15 vagonas beveik jau traukinio gale. Noriu nueiti pasižiūrėti, ar nėra vagono baro, bet matau, kad greičiausiai nebus kažkodėl. Na, 12 valandų kelionė, tai keista, kad nėra. Nors iš pat pradžių ir
į Krokuvą nebuvo, o dabar jau padarė, kas labai gerai. Daug lietuvių praleidžia ten laiką važiuodami, nes aišku, laikas greičiau praeina. Ypač važiuojant iki Krokuvos, tai irgi panašiai gal gaunasi 10 valandų kelio. Pasirinkau 65 vietą, labai gera papuolė, langas platus, nes labai bijojau, neatsiminiau, kad nepasirinkti štai va tokių vietų. O tai 8.6, 8.4. 12 valandų kelionė, tai iš karto pasirūpinu, kuo krauti telefoną, siemu ausines klausytis garsui iš telefono, muziką klausysiu ar kokius video žiūrėsiu. Tik tiek man labai patinka, kad tai tiesioginis traukinys, važiuoja pro Varšuvą, pro Bialystoką, pro kitus didesnius miestus ir visą Lenkiją nuo vakarų iki rytų pravažiuos. Šiuo traukiniu labai patogu ir atvažiuoti. Aišku, visą dieną susigadina, nėra naktinio traukinio, yra naktinių traukinių iš į miestą, bet iš kitur, iš Liublino mačiau yra naktinis traukinys, tai netgi yra vagonas su miegamojom lovom, bet šiame nėra. Na, bent jau gerai tai, kad nebrangus traukinys, gana patogus ir tiesioginis. Labai gerai. Kojos įsitiesia, niekas netrukdo, nėra jokių pertvarų, bus patogu. Miegas apėmė, belaukiant išvykimo, tuo išvykti liko gal 7 minutės. Už lango lyja lietus, gal todėl ir norisi pamiegoti. Man patinka, kada važiuoju traukiniu ir lietus lyja, arba sninga, pusto, o traukinyje savo šiltai važiuoja. Naktinis traukinys iš Perimyslio į Svinagaus naktį važiuoja, yra ir miegamasis vagonas. Iš tikrųjų gerai tie naktiniai traukiniai, tai susitaupo laikas, o jeigu būtų Suvalkus naktinis, tai idealu būtų. Vakare būčiau išvažiavęs ir, tarkim, šiandien ryte jau būčiau Suvalkus ir iškart į autobusą ir galiu jau būti namuose. Miestas Ščecinas. 5 minutės traukinys stovės. Na ir kaip gali teisingai ištarti? S, Z, C, Z raidės tokios, tai tari kaip gali Ščecinas. Didelis miestas, Vilniaus dydžio. Daug žmonių prilips. Šiame mieste aš turėjau persėdimą, kada važiavau iš Gdansko į Svisinausę. Tai būtent Ščecine reikia persėsti į kitą traukinį. Traukinys atvyko į didelį miestą, tokio dydžio maždaug kaip Vilnius, vadinasi Poznanė. Tai vienas seniausių Lenkijos miestų.
Dar 10 amžiuje įkurtas, stovės traukinys apie 7 minutės, tai toli niekur nenueisiu. Na kągi, jau 4 valandos virš kaip kelyje, maždaug 4 valandos 20 minučių, tai jau trečdalis kelio įveikta. Kai pasieksiu Varšuvą, jau bus pusė kelio nuvažiuota ir nuo Varšuvos jau visur visas kelias yra žinomas ir turbūt jau nuo Balstogės iš visų temps. Jau bus tamsu, nes Suvalkus pasieksiu 9 vakare, tai gal net ne nuo Balstogės, gal jau nuo Varšuvos bus tamsu. Kol kas važiuoju vieną, šalia jokio kaimyno nėra, tai labai patogu, savo galiu ištiest kojas plačiai. Vietų laisvų daug vagone. Spalenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Drużyna Na štai Varšava centralinė stotis, jau čia jaučiuosi kaip savas, viskas man čia žinoma. 8 valandos kelio jau įveikta, liko dar 4 valandos, na jau šiek tiek sunku, reikia taip kraipytis, kad nepaskaustų pasturkalio, bet nedaug jau liko, o kelionė tai maloni. Na ką, pasimatysim Balstogėj. Aš vis dar vienas važiuoju, nieko šalia taip ir neatsisėdu. Balstogė. Negaliu net pašnekėti, iš vien kalba per mikrofoną. Traukinys stovi ilgai, apie 20 minučių tai tikrai, gal net ilgiau stovės, dabar atsega 3 vagonus ir sau neskubant galiu pasivaikščioti po peroną. Sustojo traukinys pirmam perone, kaip faina, dabar čia viskas atremontuota, viskas naujai padaryta. Pirmą peroną rekonstravo ir statė tą uždangą. Viską pagaliau baigė, dabar jau kitus peronus tvarko. Na ir dar pakeisiau dabar tą lokomotyvą, reikia Suvalkų, jau su dizeliniu lokomotyvu teks važiuoti, tai paskutinė atkarpa gavosi. Likau vienas perone, visi sulipo į traukinį. Pagal grafiką dar 10 minučių iki išvykimo. Na štai ir Suvalkai, 1000 kilometrų. Šiandieną nuvažiuota per 12 valandų ir aš jau esu arti namų.
Autobusas už geros valandos į Kauną, Flix kompanijos. Taip kad likite sveiki ir iki kitų gerų kelionių, įdomių kelionių. Visada su traukiniais. Iki.